Labadiena, esu Andrėjas Černovas, atstovauju Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslų institutų visuomenės sveikatos katedrą. Ten užimu jaunesniojo asistento pareigas ir šiandieną norėčiau Jums paskaityti pranešimą apie griuvimus senyvame amžiuje. Visų pirma, kad pradėti apie griuvimą reikėtų patikslinti sąvokas, kas yra griuvimas ir kas yra kritimas. Vizualiai pasitelkiau tam tikras priemonės, tai nuo kairėje esančio medžio, kuris, augo, įsivaizduokime, visą savo gyvenimą, žaliavo ir vieną dieną iš esmės tiesiog ėmė po 100 metų, 200 metų ir natūraliai sulūžo perpus ir nugriuvo. Kitas pavyzdys yra, kai panašus medis irgi nukrito, tačiau iš esmės ne dėl savo kažkokių ypatybių ar savo poveikyje, o dėl išorinės aplinkos. Šioje vietoje jie sugraužė bebras. Tai panašiai mes galėtume nagrinėti ir griuvimo bei kritimo sąvokas. Tai griuvimas suprantamas kaip natūralus fiziologinis procesas, kurio metu žmogaus kūno padėtis pasikeičia iš esamos, stovimos į gulimą, o kritimas šioje vietoje asocijuojasi su tuo, kad tai vėlgi vyksta tam tikrų veiksnių pasėkoje, išorinių veiksnių. Ar tai užkabina praeivis, ar pravažiuojantis dviratininkis, ar transporto priemonė, ar dėl tam tikrų priežasčių. Neretais atvejais žiniasklaidoje šitos sąvokos yra sutapatinamos, mokslinėje literatūroje neretais atvejais mes matome, kad naudojamos jos abi, bet iš esmės jos turi tam tikrų skirtumų, apie kuriuos labai dažnai kalba gydytojai geriatrai. Kad pradėtume kalbėti apie griuvimus, dažniausiai pirminis dalykas, su kuo mes susidurime, tai rizikos veiksniai. Vienas pirminių rizikos veiksnių, kuris savaime suprantamas, yra senyvo amžiaus asmenų amžius. Tai pateiktoje grafike, tai mes ir galime matyti, tai yra procentinį griuvimų dažnį 12 mėnesių laikotarpio pagal tam tikras amžiaus grupės. Juodas langas žymi 1 griuvimą per 12 mėnesių, pilkesnis žymi 2 griuvimus per pastarąjį laikotarpį ir baltas yra 3 ir daugiau. Tai kaip galime matyti, ryškesniai, tai yra 85 metų senyvo amžiaus asmenų bendruomeniai, griuvimų 3 ir daugiau dažnis ženkliai išauga šioje amžiaus grupėje palyginus su kitomis. 2 irgi griuvimo dažnis irgi matomas yra ženkliai didesnis 75 metų plus amžiaus grupėse, palyginimui su 65-74. Tai kaip matote, identifikavome vieną iš rizikos veiksnių, kurio mes negalim niekaip kitaip įtakoti, tai yra amžius. Norisi paminėti, kad remintis mokslinę literatūrą, 2 iš 3 griuvimų tikrai mes galime išvengti. Kad juos išvengti, mes turėtume žinoti rizikos veiksnius, kuriuos mes galime valdyti, suvaldyti, bei taikyti tam tikras prevencines priemonės, apie kurias šiandien ir pasikalbėsime. Kalbant apie griuvimo apibrėžimą, tai norisi pasakyti, kad nėra visuotinai patvirtinto apibrėžimo. Jų yra daugybė sąvokų, dalį jų aptarsime pradžioje, dalį jų prezentacijos pabaigoje. Tai iš esmės, dažnai sutinkamas, minėkime, griuvimo apibūdinimas, ką ir aš paminėjau, tai griuvimas iš savo aukščio dėl nesmurtinių priežasčių arba kūno stabilumo praradimas dėl netyčinio pusiausvyros sutrikimo. Taip pat yra būklė vadinama beveik griuvimu. Su šita būklė esame susidūrę mes, darbingi amžiaus asmenys ir vaikai, kai, įsivaizduokime, tai yra šlapia danga arba žiemos laikotarpiu, kai yra slidi danga. Mes einame, paslystame, bet dėl mūsų automatinių tam tikrų ypatybių, tam tikrų mūsų vidinės kontrolės mechanizmų, mes sugebame išlaikyti pusiausvyrą, jos neprarasti ir nenugriūti. Tai iš esmės panaši būklė sutinkama ir senyvo amžiaus asmenų tarpe, kad neretais atvejais jiems pavyksta vienaip ar kitaip išvengti griuvimo. Tai vėlgi gali būti, kad dėl jų pačių pastangų, galbūt šalia buvo artimasis, galbūt jie užsikabino už stalo ar kažkokio kitos vietos ir tas griuvimas neįvyko.
Kartais griuvimas vyksta ir be liudininkų, tai vėlgi kartais būna, kad žmogus pats pabunda gulimuoju padėtyje ir neatsimena, kaip jis joje atsirado, apsidairo, galbūt yra tam tikrų traumų, apsibrosdinimo ar panašiai. Neretais atvejais tokius žmonės randa ir artimieji arba slaugos globos įstaigose dirbantis sveikatos priežiūros specialistai. Tai vadinama griuvimu be liudininkų. Šitas griuvimas iš esmės yra, tikrai pavojingas, jeigu tai kartojama, tai dažnai atvejais lydimas traumų, jeigu žmogus, ilgą laiką praguli toje padėtyje, neretais atvejais susidaro tam tikros spragulos ir, tai sąlygoja tolimesnes to žmogaus sveikatos problemas ir, kitų specialistų įsitraukimą. Kalbėdami apie griuvimų priežastis, norėčiau įvardinti vidinius ir išorinius. Apie vidinius mes jau esame truputį palietę juos, tai su amžiumi susiję veiksniai, ūminės ir paūmėjusios lėtinės ligos, vartojami vaistiniai preparatai. Kalbėdami apie ligas, išskirčiau kaip pavyzdį, tarkim, cukrinį diabetą. Dėl šitos ligos poveikio sumažėja jutimai apatinėse galūnėse. Iš esmės dėl to atsiranda ir kitos problemos, kai žmogus kerpasi nagus arba prižiūri pėdos, nagas auga arba per daug nukerpamas nagas. Retais atvejais pradeda infekcija ar populiavimą ir žmogus net nejaučia, kad yra problemų šitoje srityje ir gali sulaukti rimtų sveikatos problemų. Tuo pačiu, vėlgi tai sąlygoja tam tikrus sensorikos sutrikimus, ko pasekoje žmogui yra didesnė rizika griūti. Apie vartojamus vaistus turėsime atskirą skaidruolį, tik norisi šioje vietoje paminėti, kad vaistai vartojami siekiant įveikti psichologinės problemas, nerimą, depresiją ir kitas, tuo pačiu širdies ir kraujagyslių sistemą, arterinę hipertenziją veikiantis vaistai vėlgi gali didinti riziką griūti. Jeigu kalbame apie išorinius veiksnius, labai svarbu paminėti aplinką. Aplinką taip pat galime išskirti vidinę ir išorinę. Jeigu vidinę mes kalbėtume apie namų aplinką, namų ribose esančią aplinką, tai pirmiausiai reikia kalbėti apie veiksnius didinančius riziką griūti. Tai pradėkime nuo apšvietimo. Iš esmės tai yra veiksnys, kurį labai lengva sutvarkyti, įsukti didesnės liumenų turinčias lemputės, užtikrinti, kad visose vietose būtų apšvietimas, kad žmogus tiek prieblandos metu, tiek turėtų pakankamą apšvietimą ir galėtų neužkliūti už tam tikrų daiktų. Einkime toliau, tai vėlgi žmogus per savo gyvenimo kelią susikaupia tam tikrų daiktų kiekį, tame tarpe kabinamų ant sienų, grindų ir panašiai. Tai vėlgi gali tapti tam tikrų iššūkių. Pavyzdžiui, kilimas, kurį neretais atvejais žmogus turėdamas problemų apatinėse galūnėse, sunkumų einant, vaikštant ar panašiai, užkliūna už kilimo ir nugriūna. Tai visus kilimus irgi galima pritvirtinti. Kalbant apie vonios kambarį, tai vėlgi, jeigu yra vonia, tai vonioje patartina įrengti ranktūrius, kur žmogus galėtų pats atsiremti juos ir išlipti iš vonios. Jeigu yra sunkumo atsistoti, tai galbūt naudoti vonios kėdutę. Jeigu išlipam į vonios ir vėlgi vis tiek nepilnai nusišluostant lieka lašų ir yra tikimybė paslysti, tai naudoti pagalbinės priemonės, kaip neslidžias plokštumas, dangas, kurių žmogus atsistojant galėtų nepaslysti. Vėlgi kalbame apie tualeto reikalus. Jeigu vėlgi žmogui sunku susitvarkyti pačiam, reikalinga pagalba, tai irgi svarstytina apie aukštesnio klozeto, iš esmės išsidėstymą, galbūt šalia to esančių irgi ranktūrių įrengimą, kad žmogus galėtų pats atsirėmęs atsistoti ir keliauti toliau. Taip pat svarbu paminėti apie netinkamai naudojamas pagalbinės priemonės. Tai čia yra irgi ganėtinai didelė problema, tiek Lietuvos populiacijoje, tiek kitos ES valstybės pastebi, kad iš esmės, jeigu žmogus išsirašo pagalbinę priemonę, pavyzdžiui, ar tai vaikštynė, ar tai lazdelė, yra labai svarbu tiek kad medicinos personalas apmokytų tiek patį žmogų, tiek jo šeimos narius, kaip tą pagalbinę priemonę naudotis. Nes jeigu žmogus bando
iš esmės pats mokytis arba sugalvoti, kaip naudotis, tai iš to galima gauti ne tik tai naudos, bet ir gan didelės žalos. Specialistai tikrai žino metodikas, technikas, kokiomis priemonėmis galima naudoti, lipant į laiptais į viršų, leidžiantis, kaip naudoti vienas ar kitas priemonės. Vėlgi, jeigu mes kalbėtume apie išorinę aplinką, tai vėlgi ne ką mažiau svarbu tų pagalbinių priemonių panaudojimas einant apsipirkti, susitinkant su kaimynais, nežinau, draugais, einant nusipirkti laikraščių ar kitų dalykų. Taigi apmokymas šioje vietoje vaidina labai didelį vaidmenį. Toliau aptarsime sociodemografinius veiksnius, kurie irgi asocijuojasi su didesnė rizika griūti. Tai asocijavimas atvaizduojamas žvaigždutėmis, tai žvaigždutės yra maksimumas, 2 vidutiniškai, vienos kaip ir nėra, bet iš esmės čia norėčiau paminėti svarbiausius aspektus, kas didina riziką griūti, tai amžius mes jau aptarėm, ribotumas kasdieniai veikloje. Tai vėlgi atliekant tam tikras kasdienės veiklas arba turint ribotumų jose, pavyzdžiui, apsitarnavimo, apsirengimo, namų ruošų ar panašiai, mes galim daryti prielaidą, kad tai vėlgi yra dėl tam tikrų sistemų sutrikimų, tam tikrų būklių, tam tikrų fiziologinių ypatybių ir tai vėlgi gali sąlygoti dažnesnius griuvimus ir susijęs su griuvimu didesnė rizika. Paprastas klausimas apie prieš tai buvusius griuvimus. Ar paklausti žmogaus, ar jis yra griuvęs, tai iš esmės apie 50% griuvimų pasikartoja ir tai yra tam tikras, jeigu žmogus griuva, tai yra jau pavojaus arba tam tikras lakmuso popierėlis, kurio nereikėtų tiesiog taip nuleisti ir pamiršti, vadinasi, reikia ieškoti priežasčių, aplinkybių, dėl ko galimai tie griuvimai atsikartoja ir įvyksta. O tų aplinkybių, tiek išorinių, tiek vidinių, gali būti daug ir toliau mes jas aptarsime. Taigi, moteriška lytis, rasė, gyvenimas vienam ar vienišiem, mažas fizinis aktyvumas, pagalbinių priemonių vartojimas, alkoholio vartojimas, vėlgi nėra tam tikrų konkrečių įrodymų dėl šitos asociacijos, būtent remiantis šiuo moksliniu straipsniu. Eikime toliau, kalbėkime apie sensorinę ir neuromaskulinę faktorių sistemą, kurie irgi susiję su didesnė griuvimų rizika. Tai mano jau prieš tai minėta rega. Vėlgi kontrasto, objektų matymo, jų gylio, daiktų išdėstymo toli, arti. Vėlgi, kai mes netinkamai matome ir galime fokusuoti tos daiktus, tai vėlgi sąlygoja tam tikras problemas. Tas gali daiktas iš tikrųjų būti arčiau arba toliau negu yra. Jeigu kalbėtume apie kitas, tai yra sensorinė, tai yra taktilinė, vibracijos jausmo, vėlgi funkcijų pažeidimas vėlgi sąlygoja didesnę griuvimų riziką, tai susijęs su tuo. Sumažėjusi raumenų jėga tiek apatinėse, tiek viršutinėse galūnėse. Matavimas yra elementarus, atliekant vėlgi vizitą pas daktarą metu dinamometro, kurio metu galima pagal nustatyti to asmens rankų raumenų jėgą, įsivertinti ją, pasižiūrėti, ar atitinka normatyvus pagal amžiaus grupės ir vėlgi tai yra tam tikras rodiklis, kad jau vyksta kažkokie pasikeitimai šioje sistemoje. Jeigu kalbėtume apie reakcijos laiką ir sprendimo priėmimo laiką, tai vėlgi suprantame, kad tai yra labai svarbus dalykas, su amžiumi šitie kognityviniai rodikliai žemėja, bet iš esmės, jeigu yra pažeidimo šitoje srityje, tai galim suprasti, kad griuvimas, iš esmės beveik griuvimas, kur mes kalbėjome, kad vis tiek pavyksta išsilaikyti, neprarandant padėties, tai turint komplektą problemų šitoje srityje dažniausiai įvyksta griuvimas ir iš jo to žmogui to nepavyks išvengti. Jeigu kalbėtume apie pusiausvyros ir mobilumo faktorių susijusius su griuvimais, paminėsiu kelis jų, kurie užima, ir tai yra atsisėdimas ir atsistojimas nuo kėdės arba tam tikro paviršiaus, dažniausiai, tarkim, tai yra kėdė. Tai yra, iš esmės labai paprastas testas, kurio galim paprašyti atlikti vizito metu pas sveikatos priežiūros specialistą, ar tai tiesiog namų aplinkoje, šeimos nario, kai prašoma pasodinamas senyvo amžiaus asmuo ant kėdės ir prašoma jo be
rankų pagalbos atsistoti 3-5 kartus ir žiūrima, kaip iš esmės jam sekasi. Jeigu viskas vyksta gerai, jis gali atlikti šitą veiksmą, tai mes galime tikėtis, kad jo apatinių kojų raumenų jėga yra pakankama, vadinasi, jis tikrai neturi didelių problemų einant, persikeliant, stojantis, kelintis nuo tualeto, einant tam tikrus atstumus, nes iš esmės taip galima lengvai patestuoti šitų raumenų grupės veiklą. Kitas dalykas, kurį mes irgi dažnai pastebime ir tai galima matyti, tai yra iš esmės sumažėjęs eisenos greitis, žingsnio dydis ir žingsnio plotis vadinamas ir panašiai. Vėlgi yra 4 metrų ėjimo testas, kurį atliekant galima lengvai pamatuoti eisenos greitį ir pagal tai spręsti, ar yra pakitimų šioje srityje. Jeigu kalbėtume apie medikamentų vartojimą ir su tuo susijusią riziką griūti, tai kaip mato, daugelio vaistų vartojimas, polifarmacija yra ženkliai susijusi su rizika griūti, taip pat tokių vaistų kaip benzodiazepinai, antidepresantai, antipsichotikai ir psichoaktyviosios medžiagos, jų naudojimas irgi didina griuvimų riziką. Antiaritmikai, antihipertenziniai vaistai vėlgi turėjo mažą įvardintą sąsąją su griuvimais, bet vėlgi tai yra vienas iš rizikos veiksnių. Apibendrinant apie tai, ką mes kalbėjome, norisi taip pat pabrėžti, kad iš esmės dalį tų mano išvardintų veiksnių mes niekaip negalime pakeisti. Pavyzdžiui, amžiaus, lyties, prieš tai buvusios griuvimų anamnezės, kiek jų įvyko, sumažėjusios periferinės sensorikos problemų ir panašiai. Bet dalį jų mes tikrai galime vienaip ar kitaip koreguoti. Pavyzdžiui, didinti fizinį aktyvumą, vėlgi didinti tiek pratimų pagalbą, tiek tiesiog apmokant žmonėm, ką galima padaryti ir namų sąlygom, kaip užtikrinti tą fizinio aktyvumo lygį. Tuo pačiu vėlgi didinti raumenų jėgą, atlikti pratimus skirtus pusiausvyrai ir koordinacijai, didėja vėlgi žingsnio atlikimo greitis ir panašiai. Tai šitos veiksnius mes tikrai galime vienaip ar kitaip įtakoti. Galimi, kur koreguojami, tai irgi yra nemažai jų. Tai pavyzdžiui, būnant vienišiems, gyvenant asmenims vieniems, tai vėlgi galbūt yra galimybė persikraustyti pas artimuosius arba gyventi su tuo pačiu vienišu asmeniu, galbūt galima prisijungti prie kažkokios aktyvios bendruomenės ir gyventi su ja, tai vėlgi šitas dalykas irgi yra sprendžiamas. Medicininiai sveikatos problemos faktoriai, gydytojų pagalba irgi gali būti koreguojami, medikamentų vartojimas, peržiūrimas, savo tinkamų pareikimas, netinkamų atsisakymas, mėginimas vartoti, pakeisti kitais, kurie inovatyvūs ir žmonės galbūt vartoja ilgą laiką ir nenorėjo keisti, priprato prie jų, bet galbūt yra kažkokių naujų, koreguoti vėlgi tą pačią regą, akiniais, operaciniam priemonėm. Griuvimų prevencija iš esmės stovi tiek ant kelių specialistų, bet tuo pačiu ir įtraukiant šeimos narius, tai medicinos personalo mokymas, kuris susiduria su tokiais asmenimis, yra be galo svarbus. Šviesti medicinos personalo žmonės apie griuvimo pasekmes ir su to susijusios problemas, kad tos žinios toliau pasiektų tikslinę grupę. Šviesti ne vien tik medicininį personalą, bet iš esmės ir su tais senyvo amžiaus asmeniais atvykusius artimuosius ir teikti jiems tikslingas rekomendacijas. Pacientų rizikos grupių vertinimas irgi yra svarbus, jie atlieka tiek sveikatos priežiūros specialistai, kuriuos skyrius ateina vėlgi senyvo amžiaus asmenys, tai yra trumpi testai, kur atsakius kelius klausimus galima vienaip ar kitaip priskirti vieną iš rizikos grupių. Ir tą rizikos grupės iš esmės sekimą, didėjimą ar tai mažėjimą priklauso irgi stebėti. Tuo pačiu ir artimieji gali rasti nemažai testų, kur tiesiog paklausus savo artimųjų būtų galima identifikuoti, ar jis neturi padidintos rizikos griūti, o jeigu yra, tai tiesiog tuomet pagal įvardintus elementus, kurie duoda daugiausiai balų tai rizikai, galbūt pasiūlyti sprendimus, kaip juos spręsti. Nepakankamas fizinis aktyvumas
tikrai yra susijęs su daugeliu problemų, tame tarpe ir griuvimo didesnė rizika, mažesnio fizinio aktyvumo, asmenys yra linkę labiau griūti negu tie, kurie yra aktyvūs kasdieniai veikloje, turi didelę raumenų jėgą, masę, galbūt neturi pusiausvyros ir koordinacijos problemų. Apie aplinkos pritaikymą mes jau pašnekėjom, kad tai irgi labai svarbus veiksnys, kurį gali atlikti sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai atvykę pas žmogų į vietą, pritaikyti tą aplinką ir pasiūlyti tobulinimo būdus. Pagalbinės priemonės, aprūpinimas pagalbiniam priemonėm užima irgi labai svarbią dalį, kad žmonės tikslingai naudotų tas pagalbinės priemonės, kurios jam tinka, mokėtų jomis naudotis, mokėtų persikelti iš vienos vietos į kitą, naudojant pagalbiniam priemonėm ir kad tai būtų didesnė nauda negu žala nuo jų. Nes vėlgi griuvimo rizika, netinkamai naudojant pagalbinės priemonės, taipogi išauga. Apie vaistų vartojimo koregavimą užsiminėme, kad tai vienas iš kryptingų veikimo sričių, kur žmogaus vaistų vartojimas, vaistų kiekis turėtų būti peržiūrimas, vaistų, kurių tikrai nereikia atsisakyti arba esamus galbūt galima pakeisti kitais inovatyvesniais, kurie turi mažiau šalutinių reiškinių. Tai kalbant apie griuvimus, tai viena aktualiausia senyvo amžiaus žmonių problemų, nes jų pasekmės ženkliai sutrikdo žmonių sveikatą, didina jų socialinę izoliaciją ir pablogina gyvenimo kokybę. Nemaža dalis griuvusių patenka į globos įstaigą, tampa priklausomi nuo asmenų priežiūros, bereikalinga paskui papildoma pagalba, vėlgi tam tikros mestos finansiniai ištekliai. Neretais atvejais griuvimų sukeltų traumos yra mirtinos, mes galime tai suprasti tiesiog ir pažodžiui, kad vyksta griuvimas, žmogus atsitrenkia į stalo kraštą arba į kažkokią kitą daiktą ir miršta vietoje, bet neretais atvejais yra kalbama apie nuo griuvimų patirtas traumas. Viena jų yra, aišku, šlaunikaulio lūžiai, nuo kurių iš esmės žmogus tampa jau labai priklausomas, reikalinga papildoma priežiūra, neretais atvejais papildomas gydymas, galbūt operacijos, galbūt sąnario endoprotezavimo operacijos ir panašiai. Tai vėlgi sąlygoja labai didelės problemas ir sveikatos paslaugų išteklių šitam problemų spręsti. Yra daug griuvimus įtakojančių veiksnių ir dažniausiai jas lemia ne viena priežastis. Vėlgi, tai, kaip matote, kažkokio vieningo recepto, kas galėjo įtakoti griuvimus, tikrai nėra. Iš esmės, mes jau aptarėm nemažai jų priežasčių, tai tų priežasčių tarpusavio kombinacija vienu ar kitų ir gali ir lemti griuvimus. Tai išskirti, kuris būtent tam žmogui yra didesnė rizika keliantis ar ne, tai vėlgi neretais atvejais sprendžiama labai individualiai. Griuvimo sukeliama žala visuomenė yra didelė ne tik dėl fizinių, psichologinių, bet ir socialinių pasiekmių, bet ir iš esmės ir finansinių išlaidų. Tai yra irgi tiesa. Čia matote trikampį, tai yra lūžio trikampį, kuris susidarytas iš 3 veiksnių, tai yra griuvimas, jeigu jis vyksta, sumažėjusi raumenų jėga ir trapumas arba frailty buvimas. Jeigu yra visi šitie 3 veiksniai ir jeigu jie veikia vienu metu, tai mes senatvėje kaulo lūžio neišvengsim ir tik tai padidina lūžio riziką. Jeigu kalbėti apie frailty arba trapumo kriterijai, tai jie išvardinti čia. Tai vienas jų yra svorio praradimas, tai per metus, jeigu žmogus praranda 3 ar daugiau kilogramų dėl, tokių įvardinkim, neaiškių priežasčių, tai vėlgi yra šitas kriterijus kaip ir tenkinamas. Išsekimas arba, pastovus toksai nuovargio jausmas, tai jeigu šitų žmonių mes tikriausiai dažnai išgirstume, kad jie jaučiasi pavargę, kad jiems reikia, perlipti per save, įdėti labai daug pastangų, kad atsikelti iš lovos, eiti į tualetą, parduotuvę, pasigaminti maistą ir panašiai. Apie eisenos greitį mes jau šnekėjom, apie 4 metrų testo atlikimas, tai vėlgi, jeigu greitis yra moterų mažesnis 0,6 metrų per sekundę, vyro 8,8 metrų per sekundę, tai vėlgi šitas kriterijus yra tenkinamas ir žmogui kriterijus yra išpildomas, tai eisenos greitis turėtų būti didesnis. Apie jėgą, rankų raumenų jėgą irgi šnekėjome, moteriam norma yra
kriterijus būtų tenkinamas, kai mažiau negu 18 kg išspaudžiama jėga vyrų, mažiau negu 30, atsižvelgiant į tam tikras amžiaus kategorijos ar grupės. Ir vėlgi tai tik padidina griuvimų riziką ir tuo pačiu potencialių lūžių riziką. Fizinis aktyvumas vėlgi yra matuojamas daugelį klausimynų, galima matuoti kilokalorijomis naudojant per savaitę ir pasiteikiant tam tikras skaičiuoklės šitos dalykus sužinoti ir įsiskaičiuoti. Ir įvykusių griuvimų kiekis per pastaruosius metus, tai vienu ir daugiau jau irgi tenkina šitą kriterijų. Tai jeigu šitie kriterijai yra išpildyti, žmogų galima konstatuoti frailty būklę, trapumo būklę ir jo lūžio tikimybė irgi ženkliai išauga. Griuvimo aplinkybės, pakalbėsime truputį plačiau, remintis mokslinė literatūra, tiek Lietuvos, tiek užsienio pasaulio duomenimis. Iš esmės, griuvantysis paprastai žemę atsiremia ranka, tuo atveju lengvai lūžta dilbio kaulai dėl osteoporozės išretėjimo. Taip jau yra sutverta, kad natūraliai, kai žmogus griūva, prieš save pakiša rankas ir vėlgi mėgindamas išvengti ir kažkiek sušvelninti tą smūgį, bet esant tam tikrom patologijom, tai vėlgi gali tik nepaskatinti sąlygoti rimtesnę traumą. Noris paminėti, kad užsienio šalyse, pavyzdžiui, Amerikoje yra netgi atskiros griuvimų mokyklos, kuriuose mokoma žmonių, kaip taisyklingai griūti. Tai reiškia, ant batutų, ant čiužinių imituojamas griuvimas ir jie bando iki automatizmo išmokti, kad vėlgi, jeigu taip įvyktų, kur reikia dėti galvą, kur dėti rankas, kad kuo įmanoma labiau būtų sušvelninti šitą įvykį ir jo pasekmes. Taip pat einama ir toliau, kad iš esmės žmonių po, pavyzdžiui, šlaunikaulio lūžio ir kurių vis tiek vienai per kitaip mes nelabai galime suvaldyti griuvimo rizikos, nes dėl sveikatos tam tikrų problemų išlieka didelė tikimybė, kad jie grius. Yra naudojamos tokios kaip apsauginės pagalvės, tai pritvirtinama prie žmogaus jausmens ir toje srityje, toje pusėje, kur yra, tarkim, pažeistas arba buvo lūžęs šlaunikaulis ar panašiai, yra toks kaip maišelis, oro pagalvė. Pačiam yra daviklis, kuris sureaguoja, jeigu žmogaus padėtis ženkliai pasikeičia įstojimos gulinčią. Tai vėlgi, kai žmogus krenta, suveikia mechanizmas, o kaip mašino oro pagalvė iššauna ir apsaugo tą vietą nuo potencialaus griuvimo. Tai vėlgi tai yra taikoma specifinėms asmenų grupėms. Pačios grėsmingiausios sveikatai ir daug negrįžtamų asmeninių bei socioekonominių nuostolių sukeliančios griuvimo pasekmės yra mano jau minėtos šlaunikaulio viršutinės dalies lūžiai. O tokių lūžių apie 20–40% senyvo amžiaus asmenų miršta per pirmuosius metus dėl komplikacijų, dėl viso įmanomų priežasčių, dėl infekcijų, dėl galimų trombozų ir kito. Ir apie 50% asmenų negali savarankiškai judėti. Tai reiškia, kad jiems reikalinga papildoma pagalba, asmenų įsitraukimas, pagalbinių priemonių, kad jie galėtų savarankiškai judėti. Jeigu sunkiai savarankiškai judėti, tai vadinasi apsitarnavimo kasdienį veikloje irgi galimybės ženkliai suprastėja. Nemažiau svarbios yra ir psichologinės griuvimų pasekmės, tai yra baimė vėl nugriūti, susižeisti, depresija, nerimas, nepasitikėjimas savimi. Tai tolimesnėse skaidrėse pabaigos matysime apie pogriuviminį sindromą, apie griuvimų baimę, kad tai yra atskiras reiškinys, kurį mokslininkai jau seniai pastebėjo ir labai detaliai nagrinėja. Nepatyrusiems fizinių traumų dėl griuvimų neretai išsivysto vadinamasis pogriuviminis sindromas, kuriam būdingas nepasitikėjimas savimi, neryžtingumas, savo aktyvumo apribojimas. Ir griuvimų baimė labai ženkliai įtakoja tų asmenų gyvenimo kokybę. Tai vėl grįžome prie griuvimo apibrėžimo sąvokos, kaip minėjau, tokio vienintelio apibrėžimo kaip ir nėra. Tiesiog norėčiau aptarti kelis galimus ir iš esmės paskutiniuoju tokį bendrinių, kuris labai dažnai sutinkamas mokslinė literatūra. Dauguma atveju griuvimas
pateikiamas kaip netikėtas, staigus, neplanuotas įvykis, kurio metu žmogaus kūno padėtis pakinta iš esamos į žemesnę. Dažniausiai smurtiniai griuvimo atvejai, kai asmuo yra pastumiamas kito asmens ar dėl kitos priežasties, pavyzdžiui, autoįvykio, nėra priskiriami griuvimoms apibūdinti. Dalis tyrėjų neįtraukia į griuvimų kategorijos apibrėžimą ir staigių sveikatos būklės pablogėjimo, miokardo infarkto, galvos smegenų insulto, epilepsijos, priepuolių, sąmonės praradimų. Mokslinė literatūroje taip pat aptinkama atveju, kai tyrėjai visgi priskiria šios sveikatos būklės pablogėjimus griuvimų kategorijai apibūdinti. Tai matot, vieningo tokio sutarimo šio klausimu nėra. Tinėti griuvimą apibūdina kai staigų, savaime įvykusi asmens padėties pakeitimai žemesnė, tai yra griuvimas ant objektų grindų ar žemės dėl paralyžiaus, epilepsijos priepuolius ar kitos išorinės jėgos poveikyje. Kiti autoriai Kanu su kolegom griuvimą apibūdina kaip netikėtą staigų griuvimą iš tolimos padėties sėdimos ar gulimos padėties į žemesnį negu 1 metro aukščio. Europos griuvimų prevencijos tinklas, vadinamas Profein, griuvimus apibrėžia kaip neįtikėtą įvykį, kurio metu asmuo atsiduria ant žemės, grindų žemesnėje padėtyje, nei buvo prieš tai. Tai toks, ganėtinai bendras apibrėžimas, kuris šiuo metu labai dažnai sutinkamas šitos mokslininkų bendruomenės apibrėžimo naudojimas mokslinė literatūra. Jeigu kalbėtume apie statistiką, tai vieną kartą per metus griūva nuo 30–45 procentų 65 ir vyresnio amžiaus asmenų, 50, kaip minėjau, griuvimų atsikartoja. Apie 50 procentų griuvimų įvyksta 80 metų amžiaus ir vyresnio amžiaus žmonių grupėje. Ingos Tamulaitytės atlikto tyrimo rezultatai nustatė, kad moterys yra labiau linkusios griūti negu vyrai. Vieną kartą per metus griūva apie trečdalis 65–69 metų ir daugiau, 50 procentų vyresnio amžiaus 85 metų amžiaus moterų. Vyrai griūva rečiau, apie 13 procentų 65–69 amžiaus ir 30 procentų sulaukusių daugiau kaip 80 metų amžiaus. Etapą ir kolegų atlikto tyrimų duomenimis globos įstaigose griuvo iki 70 procentų senyvo amžiaus asmenų, iš kurių 15–40 procentų griuvo pakartotinai. Šioje vietoje galima matyti paradoksą ir tikriausiai daugeliu turėjo kilti nuostaba, kaip čia to įstaigoje, kur yra medicinis personalas, priežiūra, šviesa, apšvietimas, ergonomika, viskas pritaikyta, suvaldyta, vis tiek įvyksta tiek daug griuvimų. O iš esmės atsakymas yra labai paprastas, kad tie žmonės pakliūna į ligoninės, globos įstaigos ne dėl, vadinkime, gero gyvenimo. Jeigu jie pakliūna į ligoninę, tai vadinasi, yra sveikata suprastėjusi, jie atvyko kažkokios problemos spręsti, gydyti ją. Jeigu jie pakliūva į globos įstaigą, tai vadinasi, jie turi problemų apsitarnavime, kažko negali daryti, kažkokios sritys yra paveiktos ir negali būti vienaip ar kitaip kompensuojamas, dėl to ar pats asmuo, ar artimieji priėmė sprendimą jį perkelti į globos namus. RAP su kolegomis atliktas 1 metų trukmės prospektyvusis tyrimas nustatė ir išanalizavus 528 slaugos namų gautus rezultatus, ten gyvenusių respondentų nustatyta, kad 70 procentų griuvimų vyksta būtent gyvenamuosiuose ar vonios kambariuose, 45 procentai griuvimų vyksta atliekant persikėlimo veiksmus ir 36 procentai vaikštant. Lietuvoje Vidmanto Alekno su bendraautoriaus ištirtoje publikacijoje, tai yra 60 metų ir vyresnio amžiaus asmenų, dalyvavo 65 vyrai, 185 moterys gyvenančios Vilniaus miesto globos įstaigose ir nustatė, kad apie 250 tiriamųjų, 34,4 procentų griuvo bent vieną kartą per metus. Daugiausiai griuvimų įvyko net namuose, tai yra 71,8 procentai, 51,8 procentų griuvo kambaryje, vonioje 2,4, taip pat dažnai griuvo koridoriuje, kelintis iš lovos einant lygiu paviršiu ir mažiau nei trečdalis yra griuvusių lauke. Lietuvoje atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 878 senyvo amžiaus moterys, nustatė, kad bent vieną kartą per 12 mėnesių griuvo 35,3 procentai tirtų 65 metų ir vyresnio amžiaus moterų, kas 5 griuvusi per metus griuvo 2 kartus ir daugiau. Vyresnio amžiaus moterys griuvo statistiškai reikšmingai dažniau negu vyrai. Daugiausia apklaustųjų, tai yra apie 83,2 procentai griuvo už būsto ribų.
Iš jų 90,3% patyrė sužalojimus. Senyvo amžiaus moteris, dažniausiai 50,3% griuvo paslydusios, 1 iš 4 griuvusių patyrė kaulų lūžius. Vėlgi, tęsiant apie vidinės ir išorinės griuvimo priežastis, senyvo amžiaus asmenų griuvimai priklauso vėlgi nuo daugelio veiksnių, ligų pasekoje, tai sąlygomi griuvimai, kurio iš esmės lemia tolimesnę žmogaus gyvenimo kokybę ir prastesnę sveikatos būklę. Asmenys sergantys lėtinėm neuždegiminėm ligom, pakankamo fizinio aktyvumo, priklausomai nuo kitų funkcinio savarankiškumo patiriamų problemų, yra labiau linkę griūti nei jų bendraamžiai, kurie yra sveiki, savarankiškai atliekantis kasdienės veiklas ir fiziškai aktyvūs. Dauguma griuvimų senyvo amžiuje vyksta dėl įvairių rizikos veiksnių tarpusavio sąveikos. Kaip minėjom prieš tai, kad tai vėlgi gali vykti dėl daugybės aplinkybių. Tai kaip sukrenta vadinamos kortos, tai vėlgi gali sąlygoti vienokią ar kitokią griuvimo išeitį. Jeigu įsivaizduotume, kad, nežinau, asmuo vartoja vaistus nuo depresijos, nerimo, tarkim, išgėrė tų vaistų prieš miegą, atsigulė, guli, pajuto, kad nori eiti į tualetą, nes žino, kad turi, tarkim, šlapimo nelaikymo problemą. Dėl to skubėjimo pamiršo jungti šviesą, neužsidėjo akinių, nežinau, užsidėjo ir neužsidėjo tam tikras, batus, šlepetės, už kažko tai užkliuvo ar nukrito. Tai, kaip matot, šitam paprastam pavyzdžiui vėlgi yra daugybė kintamųjų ir dedamųjų. Ir kiekvienu atveju, gal vieną kartą viskas buvo sėkmingai, bet kažkurį kartą, pavyzdžiui, nežinau, paslys, užklius už ko nors ir vėlgi tos rizikos veiksnius reikia žinoti ir juos visą laiku suvaldyti. Tuo pačiu ir mokyti senyvo amžiaus asmenis, nedaryti tokių klaidų, nes dažniausiai tik pagalvojama paskui, kai kažkas įvyksta, kad galima buvo vienokių ar kitokių pasiekimų išvengti. Rizikos veiksniai yra tarpusavėje susiję veikdami viens kitą tiesiogiai arba netiesiogiai, būtent didina griuvimo tikimybę senyvame amžiuje. Pagal pasaulio sveikatos klasifikaciją griuvimų lemiantys veiksniai taipogi yra skirstomi į 4 grupes - biologinį, elgesio, aplinkos ir socioekonominį. Biologinį mes jau aptarėme prieš tai, elgesį plačiau galima pakalbėti apie alkoholio vartojimą, kad tai vėlgi susijęs su didesnio griuvimo rizika, netinkama avalynė, nepatogios avalynės naudojimą. Apie aplinką jau vienaip ar kitaip esame kalbėję. Socioekonominis veiksnys, tai vėlgi mažos pajamos ir žemas išsilavinimas, netinkamas gyvenimo sąlygos, bendravimo, vienišumas, problema, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų neprieinamumas ir bendruomenės išteklių stoka. Visi šitie veiksniai priskiriami prie padidintos rizikos griūti. Atliktų mokslinio tyrimų rezultatai nustatė, kad rizika griūti nuo 33–60% didesnė europidų rasės atstovams. Europidų rasės moterys 1,6 kartų dažniau griūva lauke nei to paties amžiaus afroamerikiečių atstovės. Atliktas didelis epidemiologinis tyrimas National Health and Nutrition Dissemination Survey nustatė, kad 60 metų amžiaus ir vyresnės moterys sergančios antro tipo cukriniu diabetu 1,6 kartų dažniau griuvo, bei 2 kartus dažniau nugriuvusios patiria kūno sužalojimus nei to paties amžiaus moteris, kuris neserga cukriniu diabetu. Tai vėlgi dar kartą įrodo, kad gretutinių ligų turėjimas irgi ganėtinai ženkliai lemia griuvimo riziką. Kita liga, kuri irgi padidina griuvimų riziką, tai yra Parkinsono liga. Kaip mes žinome, sergant šią ligą turime problemų su vestibuliariniu aparatu, su eisena. Tai nustatyta, kad griūva nuo 38–68% šias ligas sergančių asmenų. Ir rizika vėlgi didina pusiausvyros ir eisenos sutrikimai, taip pat jau vykę griuvimai praeityje. Stenmore su bendraautoriais atlikto respektyvų tyrimą ir nustatė, kad buvo nustatyta, kad asmenys sergantis reumatoidiniu artritu, tokių buvo net 559, kad šita liga siejama su 2,4 kartų didesnė rizika griūti nei jų bendraamžės nesergantiem šią ligą. Dar viena liga, kuri padidina griuvimo riziką. Tai vėlgi, galima galvoti, kad tu gali turėti cukrinį diabetą, ar sirgti reumatoidiniu artritu ir matote, koks didelis griuvimo rizikos procentas atsiranda. Fizinis aktyvumas ir griuvimai.
jau atskirai turėsime paskaitą apie fizinį aktyvumą, bet tik noriu paminėti, kad fizinio aktyvumo stoka vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių, į kurį pirmiausia yra nukreipiamas prevencinės programos skirtos griuvimų sukeltų pasekmių mažinimui. Tenka pastebėti, kad visuomenės sveikatos biurai yra labai dažnai įsitraukę ir poliklinikose esanti gydytojai vėlgi siūlo programas savo polikliniką lankantiems senjoram, kurie gali tiek gauti sveikatos žinių, tiek pasikonsultuoti specialistais ir galbūt jiems gali būti parekomenduojamos fizinį aktyvumą didinančios veiklos. Vėlgi, rekomenduojant fizinį aktyvumo veiklas, kurios stiprina viršutinių ir apatinių galūnių raumenis, gerėja senyvo amžiaus asmenų pusiausvyrą ir koordinaciją, tuo pačiu mažėja griuvimo rizika. Mokslinių tyrimų duomenimis senyvo amžiaus asmenys dėl apatinių galūnių raumenų silpnumo griūva netgi 4,4 kartų dažniau, lyginant su bendraamžiais, kurie yra fiziškai aktyvūs. 4,4 kartų, tai čia sumoje netgi mes sudėtume cukrinio diabeto ir vėlgi reumatoidinio artrito rizika, tai vis tiek mažas fizinis aktyvumas yra ženkliai didesnis. Eisena ir griuvimai. Senyvo amžiaus asmenų eisena yra mažiau koordinuota, blogesnė, pusiausvyros kontrolė pasikeitus oro centrui. Silpsta refleksai, mažėja raumens jėga, tonusas, trumpėja žingsnių ilgis, aukštis, lėčiau sureaguojama į priekį atsidūrusią kliūtį, visi šie veiksniai taipogi įtakoja griuvimus. Taipogi ortostatinė hipotenzija, senyvo amžiuje yra ganėtinai dažnas sutrikimas irgi gali sąlygoti griuvimus. Apie ją dar mes kalbėsime. Ortostatinė hipotenzija, remiantis mokslinės literatūros duomenimis, yra kraujospūdžio nukritimas, kuris lemia ir pasireiškia nuo paprasto galvos svaigimo iki sąmonės netekimo ir pasireiškia netgi apie 30% 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų ir 70% 65 ir vyresnio amžiaus asmenų gyvenančių slaugos ir globos paslaugos teikiančiose institucijose. Gangavati ir kolegų atliktas tyrimo rezultatai nustatė, kad arterinė hipertenzija 2,5 karto padidina ortostatinės hipotenzijos atsiradimą, kas savo ruožtu didina ir griuvimų dažnį. Pati savaime ortostatinė hipotenzija nėra susijusi su griuvimu. Tai vėlgi, mokant tiek pacientus, tiek artimuosius, labai svarbu paminėti, kad ypatingai po nakties nereikia staigiai keltis, nes iš esmės tas staigus šokimas iš lovos gali susikelti ortostatinę hipotenziją. Žmogus gali ar apsvaigti galva, prarasti sąmonę ir vėlgi tai gali sąlygoti griuvimą, traumą, galbūt lūžį. Pažintinės funkcijos ir griuvimai. Tai su amžiumi pažintinės funkcijos ir taip prastėja. Pažintinė funkcijų pablogėjimas pasireiškintis dėmesio, koncentracijos, orientacijos aplinkoje atminties pablogėjimas stipriai sutrikdo senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybę bei didina griuvimų riziką. Ryškių ir vidutinių pažintinių funkcijų sutrikimų turi apie 41% Amerikos slaugos ir globos įstaigose gyvenančių asmenų, iš jų net 75% 80 metų amžiaus ir vyresni, kurie serga Alzheimerio liga ir demencijos forma. Tik matote, Alzheimerio liga ir demencijos irgi turi didelės rizikos griuvimams. Griuvimo baimė. Ilgą laiką buvo manoma, jog baimė griūti, fear of falling, yra psichologinė anksčiau įvykusio griuvimo sukelta trauma. Šis reiškinys turi kitą pavadinimą – pogriuviminis sindromas, po kurio sumažėja pasitikėjimas savimi bei tuo pačiu fizinio aktyvumo lygis. Mokslinėje literatūroje jis pirmą kartą paminėtas 1982 metais mokslininkų Murphy ir Isaacs, kurie pastebėjo, kad po įvykusio griuvimo atsiranda su judėjimu susijusi baimė, kuris stipriai apriboja asmenų mobilumą. Griuvimo baimė tapo vienu iš pogriuviminio sindromo komponentų, kuris ir toliau yra labai aktyviai tyrinėjimas. Ir griuvimo baimė yra nagrinėjama kaip atskiras reiškinys. Didesnė senyvo amžiaus asmenų dalis patyrusių griuvimus nei asmenys, kurie negriuvo, buvo nustatyta šios griuvimo baimės pojūtis. Senstant griuvimo baimė tik per toliau didėja, susidaro iš esmės ydingas ratas dėl apriboto fizinio aktyvumo, sumažėjus raumenų jėgos, mažo sąnarių paslankumo, kontraktūrų, griuvimo baimė ir toliau didėja. Schematiškai galima tai atvaizduoti šiame grafike, kai matome, tarkim, žmogui įvyko griuvimas, jam atsiranda baimė griūti, dėl baimės griūti jis pradeda save apriboti tam tikroje veikloje.
Dėl to sumažėjo fizinis aktyvumas, mažėjant fizinio aktyvumui vėlgi blogėja ir pati sveikatos būklė, kasdienė veikla, apsitarnavimas, mažėja raumenų jėga, vis daugiau žmogus gali nueiti, padaryti, pakelti, atsinešti, apsirengti ir panašiai. Neretais atvejais gali susidaryti ir tam tikros kontraktūros, silpnėja refleksai ir vėlgi padidėja rizika griūti, žmogus vėl krenta ir vėl tas ratas iš esmės sukasi ir nenustoja. Tai dėl to yra labai svarbu laiku žmogų išvesti iš to rato, tai vėlgi to padeda tiek klinikiniai psichologai, tiek artimieji, tiek šeimos nariai, kurie gyvena su tuo žmogumi, gali padėti pagal tam tikras metodikas šitų problemų išspręsti. Klein su bendraautoriais atlikto tyrimo duomenimis griuvimų baimė apriboja žmonių fizinį aktyvumą, mažina funkcinį savarankiškumą ir gyvenimo kokybę. Sprendžiant su griuvimų baimė susijusias problemas, svarbus reabilitacijos komandos nario psichologo vaidmuo ir indėlis. Painter ir kolegų atliktų tyrimų duomenimis ištyrus 99 asmenys, kurie buvo tarp 55 metų ir vyresni, nustatytos griuvimo baimės sąsajos su depresija, nerimu ir mažesniu fiziniu aktyvumu. Matote, šitie reikšniai yra tarpusavy susiję. Asmeninių užsiėmimų metu psichologas gali identifikuoti asmeninės baimės, priežastis, bendradarbiaujant su kitais specialistais, galima greičiau jas šalinti ir tos baimės kuo greičiau atsikratyti. Vienas iš būdų, kaip tą daryti, yra FESAS, False Efficacy Scale International, tai yra užsienio mokslinė literatūra, tyrėjų dažnai naudojama griuvimo baimę nustatanti skalę. Tai yra klausimynas, kuris klausia, kaip atliekama veikla galėtų būti susijusi su jūsų griuvimu. Ir atlikti tyrimai nustatė, kad klausimynas yra patikimas, validus instrumentinis metodas, nustatantis griuvimo baimę skirtingose kultūrose, atlikus vertimų į gimtąją kalbą darbus. Tai vėlgi, šita skalė yra prieinama tiek sveikatos priežiūros specialistam, tiek artimiesiam. Trumpi klausimai padengiantis tam tikrą kasdienę veiklą žmogaus gyvenime ir pagal surinktus balus galima identifikuoti, ar toj srityje žmogus jaučia, kad turi problemų. Tai tiksliau galima identifikuoti to žmogaus esamas baimės. Kai jas žinai, tai žinai, kaip galima būtų veikti ir galbūt kažką koreguoti, aptarti su specialistų pagalba ir kitų galima šitas problemas pradėti spręsti ir žmogų išvesti iš vadinamojo baimės rato. Apibendrinant, noriu pasakyti, kad griuvimai ir toliau išlieka viena didžiausių problemų. Epidemiologinių tyrimų šita tema Lietuvoje yra ganėtinai mažai. Dėl to didžioji dalis mokslinės literatūros yra remtasi užsienio autorių. Po osteoporozinio kaulų lūžio apie 20–40% miršta per pirmuosius metus, o apie 50% nebegali savarankiškai judėti. Ir griuvimai lemia fizinius, psichosocialinius ir ekonominius pokyčius žmogaus gyvenime, tačiau tik nedaugelis asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų vertina griuvimų riziką ir taiko jų prevencinės priemonės, siekiant sumažinti senyvo ir vyresnio amžiaus žmonių griuvimo dėl jų vykstančių osteoporozinių kaulų lūžių skaičių. Tai toliau švietimas šituo klausimu tiek artimųjų, tiek žmonių susiduriam su šitom problemom yra be galo svarbus. Ir tikimasi, kad ateityje tai tamps rutininių dalykų vertinant tiek griuvimų baimę, tiek griuvimų riziką senyvo amžiaus asmenų tarpe. Ačiū už dėmesį.